Labas, tai žadėjau pasidalinti, kaip tas skirtumas jaučiasi, kai susileidi į ranką. Tai nežinau, ko aš čia taip priekiu, bet po baseino daug energijos turiu. Žodžiu, tai galiu pasakyti, šiandien yra jau 4. diena. Tai tos pirmos 3 dienos po susileidimo iš tikrųjų, man bent jau pasijautė skirtumas, gal, nežinau, gal čia placebo galvoju, bet palyginant su paskutinė doze, kurią leidausi į pilvą, tai tikrai šitas 3 dienas didesnį sotumą jutau ir mažiau ten minčių iš viso apie maistą buvo. Tai tikrai kartosiu ir sekantį kartą į ranką. Nuo šiandien jau esu po baseino, tai esu žiauriai alkana, bet normalu, visai neblogai aš ten paplaukiau ir prieš tai išgėriau tik tai proteininį šeiką. Tai natūralu, kad nelabai yra iš ko to sotumą jausti. Ir šiaip man tas proteininis kokteilis ant tuščio skrandžio yra jaučiu reikės grįžti prie to skaidraus proteino gėrimo, man visai jisai lipo, tai nežinau, gal ten ir sudėtis yra prastesnė, bet aš žiūriu, kad aš ten to įprasto negaliu gerti man. Kaip galiu gerti, bet taip jau susiraukus kaip kokį vaistą geriu. Žodžiu, bet grįžtant prie susileidimo vietos, tai tikrai esu patenkinta ranka ir sekančią dozę bandysiu vėl ten leistis.